Sveiki sugrįžę į dar vieną mūsų analizę. Šiandien nerime į temą, kuri tikrai paliečia mus visus. Kalbėsime apie tai, kaip investavimo pasaulis veikia tarsi veidrodis. Kaip jis atspindi ne tik ekonomiką, bet ir, žinote, gilesnius visuomenės pokyčius, kintančias vertybas. Remiamės čia medžiaga Investavimas – civilizacijos veidrodis ir ateities tendencijos. Ji apibendrina tokių rimtų organizacijų kaip Pasaulio ekonomikos forumas, McKinsey ar BlackRock įžvalgas. Tai mūsų tikslas šiandien suprasti, kokios tos nematomos jėgos, kurios, kreipia kapitalo srautus. Nuo, sakykime, technologijų šuolių iki ekologijos problemų, demografijos pokyčių. Esmės norim pažiūrėti, kodėl investavimas yra daugiau nei pinigų judėjimas. Tai, tarsi žvilgsnis į tai, kur juda pasaulis. Gerai, tai gal pradedam. Tikrai taip. Labai svarbu, man atrodo, pamatyti ne tik tuos kasdienius rinkos sviravimus, bet būtent struktūrinius pokyčius – technologijos, klimato krizė, geopolitika, demografija. Visi šitie veiksniai jie susiję ir veikia dešimtmečiais. Jie ir formuoja ateities investicijų lauką. Kapitalas juk visada ieško, kur vyksta transformacija, tiesa? O, taip. Ir istorija mums duoda puikių pavyzdžių, ar ne? Investicijos visada ėjo kartu su didžiaisiais pokyčiais. Prisiminkim, kad ir 19 amžių. Ta garsėja geležinkelio manija. Tikrai. Investicijos į geležinkelius tada sudarė, tiesiog milžinišką dalį tuometinio BVP. Tai buvo tas didysis projektas. Absoliučiai. Ir tai tęsėjosi antrame amžiuje, matėm tą patį, kapitalas plūdo į automobilių pramonę, nauja mobilumo era, paskui radijos, kompiuteriai, internetas. Kiekviena epocha turi savo, flagmaną. Ir štai čia darosi tikrai įdomu. Nes tos istorinės paralelės su dabartimi, jos, tiesiog rekta riekia, ar ne? Jos akivaizdžios. Anksčiau buvo garo mašina, konvejeris, dabar panašu ažiotažą kelia dirbtinis intelektas, DI, arba atsinaujinančią energetiką, tvarumas. Bet istorija moko ne tik apie progresą, ji moko ir apie euforiją, apie tuos burbulus. Ta pati geležinkelių manija jį pakeitė pasaulį, bet daug ankstyvųjų investuotojų, smarkiai nudegė. Ir tas pats buvo 20 amžiaus pabaigoje su .com burbulu. Prisiminkim. O, taip, Nasdaq tada pakilo 600%. Ir paskui krito 78%. Wow. Tai va, kyla esminis klausimas šiandienai. Ar dabartinis tas susižavėjimas dirbtiniu intelektu, ar tai tvarus postumis? Ar tiesiog naujas blizgantis burbulas? Kaip atskirti? Čia ir yra visas menas, manau. Svarbiausia atskirti tą trumpalaikę madą, kurią kursto FOMO baime praleisti progą nuo ilgalaikių fundamentalių pokyčių. Tų, kurie atsako į realius visuomenės poreikius. Ar ta naujovė tikrai sprendžia problemą, ar tik žada? Istorija rodo, kad tikroji vertė, ji ne iš karto atsiskleidžia. Gerai, tai pereikim būtent prie technologijų, nes jų įtaka dabar atrodo yra absoliučiai visur. Dirbtinis intelektas minimas kasdien. Šaltiniuose jis vadinamas naujų gamybos veiksniu. Gali didinti efektyvumą. McKinsey tyrimai rodo, kad investicijos į skaitmenizaciją, automatizavimą ir DI, jos gali pagaliau išjudinti tą sulėtėjusį produktyvumo augimą vakaruose. Taip, potencialas čia didžiulis. DI gali optimizuoti procesus, automatizuoti ne tik fizinį, bet ir protinį darbą, kurti naujus produktus ir rinką tai jaučiam. Matom, kaip populiarėja temainiai fondai. ETF-ai orientuoti į DI, puslaidininkus, robotiką, net didieji žaidėjai kaip BlackRock per eShares jau kuria produktus, kur algoritmai padeda atrinkti įmonės pagal, pavyzdžiui, tvarumo tikslus. Bet ar nėra taip, kad mes dažnai, susikoncentruojame tik į tą šviesąją technologijų pusę? Kokie pavojai ten? Šešėlyje? Labai geras pastebėjimas. Technologijos visada yra dviašmenis kardas. Automatizacija didina efektyvumą, taip, bet ji neišvengiamai keičia darbo rinką. Kai kurios profesijos nyksta, kitoms reikia naujų įgūdžių, o tai, gali didinti pajamų nelygybę tarp tų, kas spėja prisitaikyti ir tų, kas lieka už borto. Pasaulio ekonomikos forumas savo riziko ataskaitose aiškiai sako, trumpojo laikotarpiu didžiausias nerimas dėl dezinformacijos, melagienų. Kurioms padeda tas generatyvinis DI. Būtent. O žvelgiant į ilgesnę perspektyvą 10 metų, kaip vieną didžiausių grėsmių, jie mato nekontroliuojamus DI ir biotechnologijų plėtros padarinius.
Dar vienas dalykas – didieji duomenys. Big data. Informacija tai naujas auksas. Gal tiksliau naujoji nafta. Formuojasi ištisa duomenų ekonomika. Gebėjimas kaupti, analizuoti, panaudoti informaciją duoda milžinišką pranašumą. Bet čia irgi yra rizikų. Duomenų koncentracija kelių didžiųjų korporacijų rankose – tai monopolijų pavojus. Be to algoritmų šališkumas klaidos, jos gali turėti labai realių neigiamų pasekmių, nuo diskriminacijos darbe iki manipuliacijų per rinkimus ar poveikių mūsų pirkimo įpročiams. Neatsitiktinai ta pati socialinė nelygybė, kurią technologijos gali didinti, yra įvardinama kaip viena didžiausių globalių rizikų, ilgalaikių rizikų. Tik kaip tuomet protingai elgtis? Investuoti į technologijas, bet atsižvelgti į rizikas? Analitikai dažnai kalba apie 3D principą. Prie jo dar grįšim. Tai duomenys, data, remtis faktais. Disciplina, turėti strategiją ir jos laikytis, nepasiduoti emocijoms. Ir diversifikacija, diversification, skaidyti riziką. Technologijų sektorius labai dinamiškas, ieškoti vienos stebuklingos akcijos dažniausiai yra kelias į, nusivylimą. Gerai. Kalbant apie didžiasias transformacijas, kita milžiniško tema – žalioji ekonomika. Tvarumas. Atrodo, klimato krizės suvokimas pagaliau tapo realų investavimo veiksniu. ESG principai. Aplinkosauga, socialinė atsakomybė, valdysena jau ne tik gražų žodžiai ataskaitose, ar ne? Tikrai nebe. Tai tapo rimtu verslo ir investicijų reikalo. KPMG duomenys rodo, kad ESG turto vertė pasaulyje augo apie 27% per metus. Pastarojo metu prognozuojama, kad iki 2025 daugiau nei trečdalis visų profesionaliai valdomų lėšų bus vienaip ar kitaip susijusių su tvarumu. Taip, tai milžiniški pinigai. Instituciniai investuotojai, pensijų fondai, draudikai, jie vis dažniau reikalauja iš įmonių atskleisti poveikį aplinkai, visuomeniai. Ir matome konkrečius produktus. Jau minėjom BlackRock su iShares virš 200 tvarių produktų. Pavyzdžiui, Climate Transition Aware fondai. Įmonėms, kurios keičiasi. Arba fondai investuojantis į saulę, vėją, vandenilį, tinklų modernizavimą. Pictet fondai čia irgi aktyvūs. Ir svarbu suprasti, strategiškai mąstančioms įmonėms tvarumas nebėra tik įvaizdis ar rinkodara. Morgan Stanley apklausa rodo įspūdingą skaičių. 88% įmonių vadovų tvarumą laiko ilgalaikės vertės kūrimo galimybę. 88%. Taip, tai reiškia, kad tvarumas integruojamas į verslo strategiją, nes suprantama ignoruoti aplinkosaugą, socialinius lūkesčius, valdėsenos skaidrumą ilgainiui tampa tiesiog per brangu, per daug rizikinga. Bet ar čia nėra pavojaus apsigauti? Tas vadinamasis žalesis smegenų plovimas, greenwashing. Kai tik gražiai kalbama, o daroma mažai. Rizika tikrai yra. Ir ji nemaža. Kai tiek dėmesio tvarumui, natūralu, kad atsiranda norinčių, kaip čia pasakius, tiesiog pažaliuoti savo įvaizdžį, be realių pokyčių. Todėl investuotojams reikia labai atidžiai rinktis, vertinti ne deklaracijas, o realų poveikį. Konkrečius veiksmus, rezultatus. Reguliatoriai Europoje ir kitur irgi stengiasi įvesti daugiau aiškumo. Griežtesni reikalavimai atskaitoms, standartizuoti rodikliai. Bet esminė žinutė investuotojų, manau, yra ta, kad ilgainiui tiek aplinkos saugos rizika, baudos už taršą, brangstančius ištekliai, tiek socialinė rizika, prasta reputacija, boikotai gali virsti labai konkrečiais finansiniais nuostoliais. Supratau. Ir atvirkščiai įmonės, kurios šias rizikas valdo, jos turi geresnės perspektyvas. Gerai. Trečiasis didysis veiksmys – demografija. Gal netoks akivaizdus kaip technologijos ar ekologija, bet jo poveikis, milžiniškas ir ilgalaikis. Taip, demografija yra tarsi lėtas, bet nenumaldomas tsunamis. Keičia ekonomiką, visuomenę iš pagrindų. Ir pasaulyje tie pokyčiai, jie labai skirtingi. Išsivysčiusiose šalise, Japonija, Europa, Šiaurės Amerika, pagrindinis iššūkis yra visuomenės senėjimas. Prognozės rodo, kad iki 2004 metų daugelėje šių šalių virš 40% suaugusiųjų bus vyresni nei 65. 40.
Ką tai reiškia praktiškai? Koks poveikis? Na, pirmiausia, didžiulis spaudimas pensijų sistemoms, mažėja dirbančiųjų, išlaikančių vieną pensininką. Antra, augančios išlaidos sveikatos priežiūrai. Vyresni žmonės dažniau serga lėtinėmis ligomis. Ir trečia, didėjantis darbo jėgos trūkumas tam tikrose sektoriuose. Štai kodėl robotizacija, pavyzdžiui, sveikatos priežiūrai, chirurginiai robotai, slaugos robotai, tai jau nebe ateitis, o būtinybė. Čia ir dabar. Ir kas ypač įdomu, tuo pačiu metu matome visiškai priešingą vaizdą kitur, jaunose besivystančiose rinkose. Pavyzdžiui, Indija, Afrika, ten demografinis sprogimas. Taip. Darbo jėga ten augs labai sparčiai. Prognozuojama, kad per ateinančią kartą jos gali padaugėti net 50% daugiau nei visose aukštų pajamų šalyse kartu paėmus. Tai skamba kaip, milžiniškas potencialas. Būtent. Jei pavyks tuos milijonus jaunų žmonių integruoti. Per švietimą, profesinį mokymą, investicijas į infrastruktūrą, tada galime pamatyti įspūdingą ekonomikos augimą ten, vadinamąją konvergenciją. Bet yra ir bet? Yra. Jei šios galimybės nebus išnaudotos, jei jaunimas neturės darbo, perspektyvų, kyla didžiulės socialinės įtampos, nestabilumo, migracijos rizika. Kartu su tuo matome ir spartų miestėjimą, viduriniosios klasės augimą tose šalyse, o tai reiškia didesnę paklausą būstui, sveikatos paslaugoms, technologijoms, vartojimo prekiams. Ir investuotojai, aišku, į tai reaguoja. Kaip? Be abejo, matome investicijas į besivystančių rinkų fondus Emerging Markets, į sveikatos priežiūros sektorių Healthcare, į robotikos įmonės, į infrastruktūros projektus. Demografija kartu su žaliąja ir skaitmeninė transformacijomis yra tos pamatinės jėgos. Jos keičia viską nuo miestų planavimų iki socialinės politikos. Investuotojams tai reiškia, kad reikia mąstyti apie labai ilgalaikius, kartų poreikius – pensijos, švietimas, priežiūra. Gerai, grįžkime šiek tiek prie tų burbulų ir euforijos. Kalbėjom apie .com krizę, matėm kriptovaliutų karštynę. Dabar panašiai įtampa atrodo kaupėsi aplink DI. Kaip čia nepasimesti? Kaip atskirti realų potencialą nuo, tuščio žiotažo? Lengvo atsakymo nėra, bet yra principai. Svarbiausia išlaikyti sveiką skepticizmą. Neleisti emocijoms užvaldyti sprendimus. Prisiminkim tą 3D formulę. Remtis duomenims, negandais, turėti aiškią strategiją ir jos laikytis disciplina. Net kai aplink visi puola pirkti ar parduoti. Ir plačiai diversifikuoti. Nesudėt visų kiaušinių į vieną pintinę, kad ir kokia jie atrodytų patraukli. Vadinasi, svarbu nepasiduoti tam bandos jausmui, neiti iš proto kartu su visais. Tikrai taip. Informacijos amžiuje mūsų užgriūva milžiniškas srautas visko naujienų, nuomonių, prognozių, labai lengva pasiduoti bendrai nuotaikai, ypač kai kalbama apie potencialiai revoliucinės technologijas. Todėl svarbu ugdytis finansinį imunitetą. Stebėti tendencijas – taip, būtina, bet sprendimus priimti šalta galva, įvertinus visus už ir prieš. Kartais geriau į tą traukinį įšokti šiek tiek vėliau, bet jau supratus, kuris važiuoja, nei lėkti į pirmą pasitaikiusi, bijant pavėluoti. Reikia klausti savęs. Taip, ar ši technologija jau duoda naudą? Ar yra reali paklausa? Ar įmonė turi tvarų verslo modelį? Ar jau generuoja pelną? Ar vis dar gyvena iš investuotojų pinigų ir pažadų? Skeptiškas požiūris į madas ir fokusas į rezultatus padeda išvengti klaidų. Tas senas geras principas matuok 7 kartus, kirp 1 čia puikiai tinka. Ir galiausiai yra dar vienas aspektas. Galbūt ne visada įvertinamas, tai asmeninės vertybės investavime. Ar tai, kaip mes investuojame, gali atspindėti mūsų įsitikinimus? Ne tik gali, bet ir vis dažniau atspindi, manau. Investavimas nėra morališkai neutralus veiksmas. Kiekvienas euras, kurį investuojam, jis palaiko tam tikrą veiklą, tam tikrą verslą, todėl vis daugiau žmonių sąmoningai renkasi neinvestuoti į sektorius, kuriuos laiko žalingais ar neetiškais. Pavyzdžiui, tabakas, ginklai, iškastinis kuras. Bet tai gali būti ne tik vengimas, bet ir aktyvus palaikymas. Žaliąją energetiką, socialiai atsakingus verslus, švietimo projektus. Mes ne tik siekiam finansinės grąžos, bet ir prisidedam prie tų sričių plėtros, kurias laikom svarbiomis. Taip formuojasi tai, ką galima pavadinti vertybiniu portfeliu. Tai tarsi, finansinių tikslų suderinimas su asmeninė filosofija, su tuo, kas svarbu.
Tiksliai, galima savo investicijas derinti su tuo, kas svarbu šeimai, kokias vertybės norima puselėti. Gal tai parama vietos bendruomeniai, gal investicijos į sveikatos inovacijas, gal į technologijas, kurios sprendžia socialinės problemas. Ir įdomu tai, kad toks požiūris gali suteikti ir papildomo psichologinio stabilumo, ypač rinkos svyravimų metu. Kaip tai? Na, kai žinai, kad investuoji ne tik dėl pelno, bet ir dėl ilgalaikio teigiamo poveikio, laikyti savo strategijos tampa lengviau. Ne taip baisu, kai rinka krenta. Portfelis tarsi tampa etika išreikšta pinigais. Galiausiai, kiekvienas mūsų investicinis sprendimas yra tarsi balsas. Balsas už tam tikrą ateities viziją. Todėl vertybės gali tapti neįkainuojamu turtu. Savotiškų kompasų padedančių išlaikyti kryptį šiame nuolat kintančiame pasaulyje. Tai apibendrinant mūsų šiandienos pokalbį, matėm, kad investicijos yra tikrai tarsi veidrodis. Atspindi ne tik ekonomiką, bet ir visą visuomenės raidą. Nuo istorinių transformacijų iki šių dienų iššūkių. Technologijos, tvarumas, demografija – tai tos didžiosios jėgos, kurios formuoja ateitį. Bet kartu labai svarbu išlaikyti blaivų protą. Nepasiduoti euforijai ir nepamiršti savo vertybinio kompaso. O pabaigai gal norisi palikti vieną mintį pamąstymui. Jeigu mūsų visų tiek individualūs, tiek kolektyviniai investiciniai sprendimai iš tiesų rodo, kurie kryptimi judame, kokius prioritetus renkamės, galbūt tuomet svarbiausias klausimas yra ne tik kokią finansinę grąžą mes norime gauti, bet ir į kokią ateitį mes visi kartu kaip visuomenė savo pinigais investuojame.